Jo, atsimenu, kad sėdėjo Sanė prie stalo ir kaip tenai buvo, kad buvo kažkoks supakuotas kumpis. Mes važiuojam kaip tik pro rajoną, kuriam užaugau, Baltupėj. Kaip aš šildau bytą, elektronikos namuose jau per daug, tad atsisakysiu šito, perdodu rimą toliau. Noriu išmokti daugiau, noriu sužinoti daugiau, noriu gaminti. Jis taip ilgai galvoja, taigi promiksuosit. Įdeda ir aš toliau ant byto judu. Pirmas paršas stato namą iš šiaudų. Kaip Ispanija. Sveiki. Oi. To įsileidžiam svečius. Tu sugebėtum. Per siaurą. Wow. Ola. Sveiki. Ai, sveiki gyvi. Labas. Gal iš karto? Labas. Tau kažką. Okay. Gerai, tai šiandien atsidarom su šio projekto Repas ir Asfaltas pirmojų epizodų. Svečiuose turime Free Stars. Say what? Labadiena. Labas vakaras. Rokas Jama Grajauskas. Aleksandras Kovganko, Sanė Banginis. Malonu, kad patys pristatot. Tai toks intro pradžioj, manau, žiūrinti žmonės žino, kas jūs esat, bet man toks kilo klausimas, yra kažkokia jūsų susipažinimo istorija šiaip? Nu, nesusipažinimo, sakykim, tos idėjos pradžios. Jeigu jinai kažkokia yra, nežinau, jūs ten gal žvilgsnį vienas kito pagauti ir supratot tiesiog, kad čia yra kažkoks momentas, kur jums reikia kažką daryti. Iš pirmo žvilgsnio. Biški skamba kaip toks romantinės laidos įžanga. Susipažinimo istorijos yra dvi. Viena, kur mes jau susipažinom kaip žmonės. Okay. O kita, kai mes viens kitą matėm pirmą kartą. Ir realiai per abi istorijas buvo vartojamas alkoholis ir repuojamas repas. Kaip aš jau normaliai pamačiau ir kai aš susipažinau su Jama, mes beje dabar kaip tik leidžiamės nuo kalniuko ir ten po kairę yra namas, kuriam ir vyko tie įvykiai, labai juokingas sutapimas. Jasinskio 5 lesykla, kas yra buvę pas Kelingą ir draugus svečiuose, tai būtent toj virtuvėj mes su Roku vieną naktį susipažinom. Jo, atsimenu, kad sėdėjo Sanė prie stalo ir kaip tenai buvo, kad buvo kažkoks supakuotas kumpis ir kad Sanė jį norėjo atplėšti ir kad Bypas tada sakė, kad pala, duok čia, kitaip. Ir Sanė taip ramiai padėjo kumpą ir sakė, Bypai, tu man aiškinsi, kaip kumpį atplėšti. Ir aš tą akimirką galvoju, okei, šitas bet čia su autoironija, okei. Tai ir ten ir toliau visokie pasakojimai, viskas, aišku, žinai, vakarėlis, va kaip tik štai, va čia gal neatsuksim kameras, bet jo, ten viršui. Ir kažkaip jo, po to jau ten ir repas repuojamas buvo, ir istorijomis keičiamasi buvo. Ir galvas skaudėjo kitą rytą irgi. Po to buvo grupės Jama Inviel albumo prezentacija, į kurią aš atėjau ir man... Skaudančią galvą tą? Ne, čia buvo po kurio laiko ta prezentacija. Bet tai nereiškia, kad galvos neskaudė? Jo, čia, žinai, tiek nepamenu, bet pamenu, kad buvo tamstoj, buvo faina, patiko, nusipirkau CD, turiu iki šiol ir po to kažkaip buvo, po to buvo MC Battles. Jo, 14 metų.
Taip, ir ten mes jau susitikom scenoje pusfinalėje ir išėjom su abipusė pagarba tiek į sceną, tiek iš scenos išėjom su abipusė pagarba ir gal negaliu sakyti iškart, kad susidraugavom, bet tas geras tarpusavio vaibas, jis tik tai augo. O po kurio laiko aš gavau skambutį iš Jamos su pasiūlymu susitikti. Okay. Jūs žvengėt iš pradžių, kad čia kai pradėjom romantišką įžangą, bet jūs vienas kitą, ta prasme, vienas žino, kur sustot, kitas žino, kur pradėt kalbėti. Įdirbis. Šitie metų freestylinį scenoje dviese, tai pradedi jaust tuos dalykus. Nesinori sakyti profesinė deformacija, nes tai kažkoks menkinantis galbūt šiek tiek terminas, bet įdirbis, įprotis ir tu ne pirmas, kuris tai pastebi, o mes kažkaip, aš nesusimastau net. Dabar man atrodo. Truputį susimastai prieš šitą pauzę padarydamas. Per vėlai biški stoji. Žiūrėkit, kadangi jūs tiek daug, iš tikrųjų jūs daug šnekat, abudu daug šnekat. Daug šnekat scenoje, daug šnekat darbe. Sakykim, kad ir koks tas darbas, Jama podcastai, Kašė komentavimas, Sanė radijas. Tai aš ir savo tų normalių žmonių darbe, kaip kai kurie sako, visi darbai yra normalūs. Mano pagrindinė darbo sfera yra finansinės technologijos, tai aš ir ten daug kalbų, nes mano darbas toks. Tai ir tas pats ir repo scenai, tai toks hipotetinis klausimas jums. Kaip užpildytumėt tuštumą viso to dalykų, ką jūs darot, jeigu atsikeliat rytoj ir nebeturit balsų? Mano pirma mintis galbūt ne tai, kad užpildyčiau tuštumą išorinės komunikacijos, bet savo pačiam, aišku, visų pirma, lieka rašymas. Būtent. Bet mano pirma mintis, gal iš kitos pusės, kad ką aš tada veikčiau, aš manau, kad prie darbo su mediena pereičiau. Ne su mediniais bairiais, bet... Aš būtent apie tavo bairius pagalvoju. Ne, tai šitą darbą aš nežadu mes. Su bairiais praktikos daug turi, tai prie medienos... Taip, tai kažkaip va taip. Bet sprendimas, paprastas, rašymas. Okay. Ta prasme, rašymas tai čia yra kažkoks scenarijus rašymas. Jeigu tu negali kalbėti, tai susirašinėti. Komunikacija. Aš ir taip kažkiek taip praktikuoju, tik pritingiu savo socialinėse tinkluose. Aš kartais rašau tokius didesnės apimties kažkokius įrašus, dalinuosi kažko iš savo pasaulio, įžvalgomis, sakykim taip, arba tiesiog to, kas man svarbu, skirtingom temom. Tai manau, kad to padaugėtų tiesiog. Man asmeniškai kažkaip tas rašyti kažką platesnė forma, man atrodo, to paleidimas socialiniuose tinkluose yra kažkoks, nežinau, išmetimas to. Man yra toks, nežinau, tokia liga, toks požiūris ir aš dėl to niekaip negaliu prisiversti, būtent, kad ten, čia kažką rašyti, čia reikia sklaidos žmonių susidomėjimo, tai, ne, Aš čia su Roku nesutinku, mano... Čia vienas iš tų klausimų ties, kuriais skiriasi, bet ir gerai, kad skiriasi. Taip. Mes važiuojam kaip tik pro rajoną, kuriam užaugau, Baltupiai. Tu tyčia taip maršrutą parinkai? Ne, aš tiesiog važiuoju geležinkelio. Aš ir netoliese kažkada iš vieno pažįstamo ėjau pešiom namo, ten gal kokią 8 ryto ar panašiai. Ir prie manęs įkyriai prikibo 2 tokie marozai, kurie bandė įsiūlyti man pirkti kažkokį ten purškiamą dezodorantą. Pusę likusio, tokio, kur dar garuoja, kaip jis nuknistas yra. Pas kažką buvau namie ir tiesiog beleką išsinešiau, ir aš nežinau, kokias 5 minučių ėjo su manim ir bandė ten aiškinti. Buvo
Oi, ir dar kai tu eini pats naktį nemigojęs, buvo visiškai košmariška patirtis, atrodo, kad viskas įkritai į kažkokį pragaro ratą ir dabar niekad nesibaigs, dabar visą gyvenimą. Dabar visą gyvenimą turės klausyti apie tą dezodorantą. Pirktų tą ten kažkokį, neatsimenu ką, Old Spice'ą kažkokį tokį. Tai galimai Dantė ne visus pragaro ratus aprašė. Aprašė, tik jisai dar šito pavyzdžio nežinojo. Ai, nu jo, dezodorantų nebuvo. Jo. Iš repo faktorių, kai važiavom pro Baltupius, ten Vilniaus kolegija buvo pakairė, ten vieni pirmųjų nelegalių be graffiti džemų vykdavo Vilniuje, čia 2000-2001 metai, kur chebra tiesiog vidurį dienos susirinkdavo piešti. Ir praslysdavo. Tokie metai buvo. Tokie. Ką žiūrėjau dabar, ar praslysta ar ne? Dabar kamerų visur per daug. Ir visi pernelyg gerai žino, kas yra grafitė. Dabar labai greitai turi nupiešti. Taip, ir pageidautina trauktis maršrutais, kur nėra CCTV, bei visai kitaip įnirtingai maskuotis. Tai pirmas Sanei klausimas apie gaminimą. Aš tas kažkada esu klausęs, nes man labai įdomu, aš pats mėgstu labai gaminti. Kaip atsirado to gyvenime tas gaminimas aplamai ir ar su tuo kažką toliau vystyti planuoji? Gal iš pradžio į antrą klausimą dalį atsakysiu. Aš noriu tikrai vystyti, noriu daryti kažką daugiau su maistu, tik aš niekaip neužčiopiu to formato, kuris man tiktų. Pernai aš metus turėjau Opuse laidą Gastro muzika apie maistą ir muziką, kur kalbinu ir muzikantus, ir virtuvės pasaulio žmonės. Man pačiam buvo fainai įdomu. Aš nežinau, ar aš noriu gamint, ar aš noriu kalbėti apie maistą, ar aš noriu tai derinti su muzika ir atskirai, tai aš, sakykim, tokioj paieškoju, bet aš noriu, man tai yra labai įdomu. Į ką tai pavirs, aš kol kas nežinau, bet kažkokius pop-upus, tarkim, gaminimo noriu šiemet vėl kelis pasidaryti, kaip esam darę prieš porą metų. O kai prasidėjo, tai pirmas startas, ten, žinai, mano ten mama skaniai gamino, facts, bet kaip aš pats užsinorėjau gaminti daugiau negu kažką buitinio, man rodos, gal buvo prieš kokių ten 12-13 metų važiavom pas vieną iš draugų į sodą, o jis jau tada buvo pasinešę šiek tiek ant maisto gaminimo temos, pas jį buvo Jamie Oliverio knygas jau tada ir jis kaimiškam pečiui kepė pizzas ir tai buvo labai skanu ir tai buvo tas vienijantis dalykas, kur visi susigrūdė aplink tą pečių, gurkšnoja ir tas vienas po kito, viena po kitos pickutę štampuoja, tai manau, kad tas buvo dar vienas tas žingsnelis, o jau galutinai užsikabinau, kai į grilistų grupę mane pakvietė kolega. Iš pradžių žiūrėjau labiau, ką chebra veikia, po to užsinorėjau, irgi kažką parodyti, nes aš čia kažką suprantu apie maistą ir ten šašlą moku iškepti. Ir prasidėjo. Ir man gal visa gamta, kad tai nėra uždaryta namuose, kad ta ugnis jį gali būti visur. Tai man tas yra labai gražu, ypač ten vis tiek pažiūriu internetuose reelsus visokius, kur žmonės gamtoj tiesiog. Kaip aš mėgstu, kur gamina tenais prie kalnuose, kur nors ant akmens kepa. Kepimas ant akmens man būna toks, kur, aš suprantu, kodėl jūs tai darot, nes tai atrodo, tai wow, bet tas pats faktas, kad tu kalnuose kažkur tu gali lauželį pasikurti, saugiai be abejo, ir gaminti ten maistą. Tai yra visas tas šviežia, gaivu, visas tas grynas oras, jis duoda savo. Tai man yra tas šiek tiek sentimentalu, šiek tiek gal yra ta gamtos romantika ir be abejo žiūrėti degančią ugnį, kurti tą ugnį ir kaip sakė klasikai, tamsią naktį leisti prie jos prieiti kitiems, man yra geras ir svarbus dalykas. Nice.
Ok. Dabar vakar labai rašiau šitam klausimui. Šiaip aš nežinau, kaip jį iki galo dar suformuluoti norėčiau, bet vakar skaičiau Rokai tavo magistrą. Jį perskaitė koks 6 žmogus istoriją. Aš skaičiau, bet nebaigiau. 6 žmonės yra atsisiūdę. Tai vienas iš jų esu aš. Aš prisipažinsiu, aš ne visą skaičiau, nes Tikrai neverta. aš skaičiau istorijos šiek tiek, nes įdomu buvo. Tai vad man pirmas, aš kaip suprantu, iš to dalyko atsirado Impro 241, ar ne? Ar čia yra visiškai kita istorija? Ne, čia chronologiškai ne visai teisingai, aš dabar galvoju. Kas atsirado seniau? Lema, čia toks višta ar kiaušinis, žinai, bet... Pala, mes 2009 metais turėjom pirmą koncertą, kai užlipom dviese su akustinė gitara parepot pagrot. Su V. Jo, o Impro 241, jeigu aš buvau, tai čia buvo 26, 29, labai panašių metų. Iš esmės turėjo būti labai panašių metų. Tikrai ten, nežinau, mėnesių skirtumų. Ne, bet tipo, ten, kur tu savo darbę aprašėjai, nes tavo darbas yra repo improvizacijų metodikos mokymas. Repo improvizacijos mokymosi metodika. Mokymosi metodika, jo. Tai tenais tu aprašėjai, kaip į grupelę susirinkdami, jūs ten darydami tam tikrus pratimus, sakykime, mokėtės tos repo improvizacijos. Tai čia ir buvo šitas Impro 241. O, ne, Impro 241 buvo atskiras dalykas ir yra atskiras. Taip, aš žinau, kad jie gyvoja. Taip. Tai jo, ne, čia buvo tiesiog pas mus, kaip tik tuo metu irgi gyvenau Užupį, tai iš mano, kur atlikinėjau praktiką, buvo keletas buvusių mokinių, buvo ir žmonių, kurie nieko nerepuodavo, šiaip ateidavo pabūt, bet tiesiog mes kiekvieną sekmadienį susirinkdavom, susitikdavom ir bandydavom repuoti. Tai gal, nežinau, nuo kokių 5 iki gal 12 kokių žmonių maks, ten skirtingų metų, žinai, kaip kada kas ateidavo. Ir iš esmės, va tenai irgi bandydavom galvot kažkokius tuos pratimus irgi tuo pačiu, daugiau gal aš bandydavau, bet visi bandydavom. Ir tada juos bandyti realybėje, tada žiūrėti ir iš esmės iš to aš pasidariau savo tyriamąjį darbą magistro darbui. Man šiaip labai patiko tie visi aprašymai, kur tu net žmonės aprašėjai, kur tu skaitai magistro darbą. Jo, matykis yra, ten viskas buvo taip, kaip iš manęs reikalavo. Bet tu skaitai, aš skaitau ir man atrodo, kad aš ne magistrą skaitau. Tipo, jisai, tai, labai gražiai viskas išdėstyta, toks kaip maždaug... Iš esmės tai taip neturėtų būti. Nes grožinės tokios kaip ir elementų yra... Sausas mokslinis darbas. Yra, sakau, ten buvo... kaip čia pasakyti, nepasakant. Tiesiog, kaip man buvo liepiama tą darbą surašinėti, aš taip jį maždaug ir surašinėjau, vietom tą darydamas ir su tokiu jau užsiknisimu, kur kiek galima tą patį per tą patį. Tai ten būdavo, žinai, kur, o ką jūs ten dar veikiat, o kaip ten viskas atrodo, kada ateina, kaip jie ten vos ne kur rūbus pasikabina, Jezu, ir tai yra tenai tam magistro darbe vienas bent jau sakinys, kad žodžiu, kai visi susirenka, ypač tie, kas gal kiek anksčiau ateina, gaivinasi žalia arbata arba šokoladu ir tada jau vėliau, kai visi atsipalaiduoja, tai visi pradeda repuoti. Hashtag facts. Ir dar buvo, kad dar kas paglosto šunį. Jo. Ir šuo ten, ir kamuolį paspardo, žodžiu, bet taip buvo reikalaujama viską surašyti. Tai toks... Jo, iš esmės, tai nežinau, ten ir kažkokios labai jau apčiuopiamos išliekamosios vertės iš jo neišspaustum turbūt. O ir pats kažkada prieš keletą metų, kur atsidariau kažką, pabandžiau perskaityti, man buvo toks, kodėl aš rašiau taip, kodėl čia viskas taip yra, tai čia, žinai. Šiaip dėl išliekamosios vertės aš čia su tam drįsčiau nesutikti, nes iš tų daugelis pratimų yra naudojami jūsų abiejų. Tiek scenai dabar, tiek pasirodymuose, tiek open mic'ose. Jūs tos dalykus darot ir žiauriai cool. Ir aš skaitau ir aš galvoju, šitas matė. Geras. Aš jau taip gerai net neatsimenu, matai, ką tiksliai aš rašiau, bet čia turėjo būti 2012 metai. Taip. Jo.
Tai ten buvo ir tie patys 3 žodžiai, daiktai, kas ten dar buvo? Buvo kažkoks dalykas, kur improvizuoti be žodžių, o šitą dalyką nesupratau. Kas tai yra? Jazz scat. Skip deep dog. Kad tiesiog, kad tu, žinai, tiem, kam buvo sunkiau, pavyzdžiui, kad čia taip greitai reikia čia kažką sugalvot, ką pasakyti, tai fodžiai, tu tiesiog kažkokią melodiją, bandyk savo pasigauti ir tu tada labiau tiesiog įpranti prie paties proceso ir tuo pačiu tau padeda atrasti daugiau skirtingų melodijų, ritmikų, flow, kažkokių skirtingų dar kažko, ko irgi reikia. Jūs tiek daug kūrėt, bet nėra, kad labai daug tos kūrybos išliktų. Tai jeigu, sakykim, ką jums reiškia rašymas šiaip tekstų, kodėl jūs esat improvizacinė repo grupė, o to išliekamojo teksto mes pas jūs matom mažai. Nes kai jūs paleidžiat dainą, tai nublemba, tai yra su svoriu. Tai nėra ten apie savo kažkokį ten išgyvenimą, tai dažniausiai yra socialinė kažkokia žinutė visuomeniai, sakykime. Jūs, pavyzdžiui, to nedaro taip dažnai. Tai ar čia yra, kad nėra įpročio tam dalykui daryti? Kiek jūs rašot, pavyzdžiui, aš net neįsivaizduoju, kiek jūs tekstų rašot? Aš manau, kad gal galima grįžti prie to, kodėl ta improvizacija. Nes mes ties to galbūt suklikinom ir tai buvo tas unikalus įgūdis. Nors mes susipažinom per freestyle, bet pirmas bendras darbas, kurį mes padarėm, buvo parašyta daina, kurią mes sugrojom kelis kartus, bet taip niekad ir neįrašėm. Ir iš tų pasirodymų Rokas pradėjo mane traukti labiau freestylint scenai ir tai kažkaip natūraliai vyniojosi ir augo. Tuo metu gal nebuvo kalbos apie rašymą bendrų darbų, nes buvo grupė Yama NV, kurią aš kažkaip įsiliejau iš pradžių kaip tiesiog kvestinis žmogus, po to jau kažkiek ir grupės viduje atsidūriau. Tai buvo, sakyčiau, labai natūrali raida ir mes būtent vystėm tą improvizaciją. Tada mes nusprendėm daryti open mic'us, nes mes norėjom, kad tai augtų, kad tai keistųsi. Ačiū. Tai natūralu jo, turim puikų pavyzdį prie vairo, į ką atvedė tie open mic'ai. Ir natūralu, kad mes didžiąją dalį to savo, gal ne didžiąją, bet didelę dalį savo kūrybinės energijos mes skirdavom būtent šitam. Tada vėlgi natūraliai mus pradėjo kviesti pasirodyti kaip repo improvizacijos grupė. Tai taip atsirado Freestars. Jo, tai žinai, man apskritai čia ir mano asmeniškai irgi yra lygiai tas pats dalykas. Man, žinai, kiek yra tų koncertų buvę, kiek tų visų improvizacijų buvę, kažkaip, nežinau, man ir savotišką adrenaliną tai suteikia, ir savotiškos romantikos turi. Tai yra toks, kaip kažkada sakėm, rašai poeziją ant degančio popieriaus, kur iškart jo nebelieka, bet tu kažką tą akimirką bandai kažkaip Tai yra labai stipri emocija. Jo, o rašyt, kažkaip nežinau, man turbūt ir tuo pačiu yra labai toks intimus, privatus dalykas, nes pavyzdžiui, kad dabar dar irgi permečiau galvoj, su kažkuo kažką įrašyti, tai turim su freestarsais, kaip freestars tuos porą gal gabalų, ir per visus tuos, kiek čia jau daugiau negu 15 metų, dar su viena brasilė moterim buvom įrašę gabalą, kur jinai įdainavo priedainį, o aš ten kažką įrepavau angliškai. Bet tai yra viskas. Bet tas, kad su kažkuo kažką daryti, man turbūt yra labai sunku, nes kiek yra kalbėta apie featus su, nežinau, su bent 15 Lietuvos reperių, su kuriais labai norėčiau kažką padaryti, bet nežinau, gal man reikia, kad tas kitas žmogus kažką atsineštų, tada aš užpildyčiau kažkokius tarpus, ar kaip, aš pats nežinau, aš to formato nežinau, nesu suradęs ir man pačiam, jeigu
jeigu aš pats kažką galvoju, tai aš tada galvosiu gabalą nuo pradžios iki galo. Ir tiesiog man kažkaip sudėliot, kad va čia va kažkas kažką pasakys. Tas kažkas ne taip sakys, kaip aš noriu, kaip aš įsivaizduoju. Ir man tada yra labai toks, labai užsitrumpina dalykai. O tas pirmas skambutis iš Jamos, kur paminėjau, kaip mes susipažinom, tai jis būtent ir buvo su tokiais žodžiais, kad žiūrėk, aš girdėjau, kad tu nesi niekad įrašinėjęs dainų. Na taip, o aš niekad nesu su ko nors kitu įrašęs dainos. Tai davai padarom, tegu būna pirmas kartas. Čia buvo ta daina, kur niekada neįrašėt. Jo, mes jos taip niekad ir neįrašėm. Taip ir nepadarėm. Jos yra laivas YouTube iš Galapago, kur mes ją pirmą kartą ir atlikom. Ir pirmą kartą scenai kartu freestylinom kaip duetas, o ne kaip oponentai. Bet įrašyt, na, žinot, kartais turi nuskambėti gyvai ir taip ir likti atminti smagiai. Esam kažkada su jums kalbėję per vieną iš open mic'ų, kad jūs sakėt, abudu jūs tada buvot ir sakot, blemba, niekada nepagalvojau, kad galėsim kažkada ateiti į open mic'ą, tiesiog pastovėti šone, pažiūrėti, atsigerti alaus. Fakts. Kas turi dar atsitikti šitoj sferoj, sakykime, improvizacijų, kad jūs galvotumėt, okei, kad tai bus, aš negalėjau pagalvoti. Kad, tipo, kur dabar jau jūs, tipo, esat, sakykime, yra renginių, kur jūs galite chill, žinot, kad kažkas užlips, kažkas padarys, kažkas paripuos, bet, tipo, kur jūs, ką turėtumėt pamatyti, kaip įsivaizduojat, kad, tipo, būtų kur blemba? Aš labai geras, nes, sorry, Sanė, aš įsivaizduosiu, nes kaip tu ir sakėjai, va, tą akimirką mes sakėm, mes negalėjom įsivaizduoti, kad šitaip gali būti. Tai čia, žinai, čia kaip įsivaizduok spalvą, kurios nėra. Yra toks, kur, va, jeigu aš ją pamatyčiau, tai aš ją pamatyčiau, bet man ją įsivaizduoti ir apibrėžti dabar, nežinau, tu, Sanė, gal turi kažką, kas turi nutikti? Jo, aš kitaip, iš tų gal nebūtinai kas turi nutikti, bet kokie yra norai, kad, žinai, tą patį MC Battlą ateitų 16 dalyvių į tą top 16, kurie nebūtų kitiem palikę jokių šansų atrankoj, kad ta atranka, žinai, atėjęs tu stebėtum su malonumu, o ne vietomis nuoširdžiai galvodamas, gal jau laikas eit namo. Kad tai augtų ir tas tęstinumas liktų, nes būna, kad žmonės ateina, kyla ir tada dingsta, nustoja. Tai vat, ko norėtųsi ir kas būtų irgi, kad padarėm. Tai, kad, žinai, kad į open mic'ą prisirinktų pilnas loftas, kad į MC Battlą ateitų 16 žmonių, kurių mes dabar nežinom kaip gerų freestylerių, bet po kelių metų jie ateitų. Man tai būtų neįtikėtinas dalykas. Aišku, kaip Rokas ir sako, gal atsitiks kažkas, kur mes tikrai stovėsim ir tipo, tu matei? Žinai, Lietuvos MC Battle kaip čempionatas, į kurį deleguoja miestai po savo čempioną. Taip, tikrai. Klaipėdos čempionas. Arba regionai. Pavyzdžiui, žinai, pavyzdžiui, kaip būtų faina, jeigu būtų MC Battlai, kur nereikalautų pasiruošti prieš savo varžovą paskelbus grupės, o būtų geras, čia toks, čia naujovė būtų tokia. Bet nežinau, ar tai įmanoma, ar ne. Ir šiaip ten, sakau, yra tų dalykų, tarkim, tie, tarkim, kas yra laimėję, arba, pavyzdžiui, šiaip, kurie net nėra laimėję, bet yra daug dalyvavę, jie nebenori grįžti į tuos battles, jie nebenori grįžti į tuos renginius, niekam neįdomu, niekas neturi jokios motyvacijos dėl to. Šitą kažkaip, tai nežinau, apsukt, sugrąžinti, kad... Aš dabar neturiu atsakymo, kaip tai padaryti, bet tam noras būtų kažkokios, žinai, kažkokio malonumo, kažkokios naudos, kažkokio, nežinau, ir pasitenkinimo, ir gal ten gal kažkokios materialinės naudos iš to. Aš neįsivaizduoju, kaip tai turėtų atrodyti. Bet kad būtų postūmis judėti toliau ir grįžti po metų. Žinai, arba nebūtinai po metų. Irgi čia kažkada esam irgi galvoja, kalbėję, kad tai galėtų būti kas mėnesį, kad tai galėtų būti dar kažkaip, žinai, ten, kaip kitų šalių pavyzdžiai, nežinau, ten
pirmas į galvą dabar ateina daniškas Fight Nights, kurie darydavo iš vis kas savaitę, bet tai būdavo kas savaitę, kur ateina kad ir tie patys žmonės, bet ten kažkas keičiasi, yra kažkokios kitos sąlygos ir jie ateina su kažkokia ambicija, su kažkokiu noru ir su kažkokiu pasiektinu tikslu, kurį jie bando ten pasiekti. Tai va tos ambicijos ir to noro gal truputėlį trūksta, taip atrodo. Ir kaip sužadint, Žinai, ta ambicija, tos ambicijos, nežinau, kiek tu čia gali jos dar papildomai žiūrėti, bet sakau, kažkokio, nežinau, požiūrio, žinai, į tą patį dalyvį, gal kitokio. Aš nežinau, irgi esame apie tai galvoję, esame apie tai kalbėję, esam ir įsivardinę daug dalykų, kurie dabar yra ne taip, kaip norėtumėm, kad būtų, bet, kažką bandėm, kažką bandom, kažką bandysim. Jo. Tai poslinkis jau yra, kaip pokyčio dalis, jeigu galima taip išsireikšti. Kiek dar to ateis, tai, laikas parodys, bet to noro yra daug, tik kaip rasti optimalų būdą, tą trumpiausią kelią, tai nežinom ir todėl einam tais keliais, kuriais dar niekas neėjo iki tol. Jo, tas pasididžiavimas open mic'ų dabar priminė tą emociją, jo, koks tai nuostabus jausmas ir kaip tai nerealu atrodė, kai mes tai pradėjom daryti prieš daug metų, kai šiemet bus 10 metų. Patys ir apsauginiais būdavom ir ten dar ko tik tai nori ten, kur wow, jūs neįsivaizduojat, kokių tenai tų žmonių, kurie įsivaizduoja, kad tie, kas ateina dabar, kokie ten atvarydavo žmonės, no fucking idea. Bet jo, būtent ir koks yra tas lygių skirtumas dabar, tai yra net ne diena naktis, tai yra kažkokios atskiros galaktikos ir tai ir yra irgi vienas tų postumių ir sakau, kur tu darai iš idėjos, kad tai būtų ir tu net neįsivaizduoji, kaip tai gali gerai atrodyti po daug metų. Kokybinis pokytis jau yra atsiradęs, tai norisi, kad tai augtų, plėstųsi ir tęstųsi. Yep. Tai jeigu repuoja, tai išlyskite šurvą pagaliau. Tikrai ateikit, mes kūrėm bendruomenę ir mes daliname sceną tam, kad visi galėtų nebijodami ateiti, pasimti tą mikrofoną ir žengti pirmus žingsnius. Kad ir kokie jie būtų, ateikit. Gerai, paskutinį klausimą jums turiu. Prieš tai važiavom, Sanė, sakei, kad jūs su roku klausot skirtingą muziką pakankamai, ar ne? Gal ne tai, kad dramatiškai skirtinga, bet gan skirtingo repo. Gerai. Kažkur tai sutampa, kažkur ne. Na ir jo, ir kitos muzikos irgi. Esat žiūrėję How I Met Your Mother? Ne. Gerai, tada aš papasakosiu į situaciją. Turit mašiną, mašinai užstringa viena daina. Ir jūs su tą mašiną važiuojat į pasirodymus, į koncertus, į festus. Kokia daina turėtų būti, bet čia turi būti bendras jūsų sprendimas. Kokia daina turi būti, kad tipo abiejų nevarytų iš proto. Bet jūs važiuojat 2 valandas, pavyzdžiui, nuo Vilnius ten, aš nežinau, iki Šiaulių ir jums visą laiką groja viena daina. Gangstar, Family and Loyalty? Gal, bet kas užknistų per 2 valandas? Bet, jo, kad 2 valandas tos pačios dainos klausytis, žinok. Tebūnė, aš jeigu ką, ausinės ištraukčiau. Likewise. Mes tiesiog išjungtume. Bet nėra tokių, kur tipo, tu klausai ir po to tiesiog pradedi nebegirdėti. Man nebūna, kad aš negirdėčiau muzikos arba netgi pokalbių, dar kažko. Aš kažkaip tai, mano smegenų laideliai taip sujungti, kad aš, nežinau, pavyzdžiui, mano bičiuliai pirmam kurse dar atsimenu, įsidarbino Rotsčili kaimo barmenais, kur ten kažkada užėjau pas juos tiesiog, kad tai čia palaukt, kol darbą baigs. Aš per tą gal ten pusvalandį vos neišpratėjau dėl to lietuviško pop trešo, kuris ten non-stop groja. Ir sako, žinai, su laiku negirdi, kai tu daug valandų praleidi, tu tiesiog nebegirdi tos muzikos. Ir aš žinau iš asmeninės patirties, pavyzdžiui, man nėra šito dalyko. Man nėra, kad praeis kažkiek laiko ir tiesiog man bus kaip fonas, aš nebegirdėsiu. Aš girdžiu ir mane užknisa ir aš negaliu pakęsti ir man, neturiu tos savybės. Nėra kažkokio, žinai, kur tai tampa tiesiog triukšmų fone.
ne. Ar kažkas šneka ką nors, ar, sakau, ar muzika groja, ar belekoks garsas, man yra tiesiog, negaliu jo išjungti ir mano smegenys, to kažkokio mygtuko, to režimo neturi. Aš negalėčiau pasakyti, kad turiu iki tam tikros ribos, kad man kažkiek nusizulina, kad aš vis tiek girdžiu, bet manęs tiek neužnisa. Ta prasme, jeigu negarsiai, tai galima gyventi. Bet būna, kad tiesiog užeini į kokį nors barą ir iškart išeini, nes tu negali tiesiog klausytis, kas ten groja ir groja trankiai. Nes aš nenoriu gadinti savo laisvalaikio. Ir apskritai aš su garsais turiu tokį dalyką, kad aš vietomis esu jautrus garsams. Kai kurie pasikartojantis garsai mane nervuoja, mane dziorgina, kaip sakytų Uspaskich. Cituojate klasikus? Kaip žinai, klasikos. Bet jo, dziorgina kaip Šimašių. Ir toks, žinai, paprastas pavyzdys ten, pas ką nors guli telefonas ant stalo ir žmogui pastoviai eina žinutės ir jis pastoviai vibruoja. Kiti žmonės net kreiptų dėmesio. Aš kurį laiką pakentėsiu, bet po to paprašysiu patrauk nuo stalo, užmiutint, nes tas garsas mane erzina. Ir aš supratau, kad kiti žmonės dažniausiai negirdi. Prie kalėdų stalo sėdėjom prieš kiek čia 1.5 savaitės pas sesę ir ant stalo stovėjo toks kaip ir žaisliukas, kur uždega žvakes ir virš žvakių yra metalinė konstrukcija, kur nuo šilumos jį įsisuka ir pradeda trankyti per tokius, ten ne visai varpeliai, bet irgi metalas trankosi per metalą. Ir aš sėdžiu, man nuo pirmos sekundės, man negerai. Ir sėdžiu ir taip, čia visą laiką tai bus. Ir kiti, čia tau, sakau, man nefaina. Ir po kurio laiko sakau, kad, tai gal šitą gal gesinam, o tu girdi? Jo, man prieš nosį jau valandą, dzin. Tai kiti žmonės negirdi. Tai aš mažiau jautrus gal šito vietą, aš kažkiek galiu prigesinti. Palyginus su roku, bet ne viską. Ir aš vis tiek girdžiu, kas groja, tik tai aš kažkiek atsisijoju. Bus užduotis jums. Užduotis, manau, bus paprasta jums, nes jūs darysit tą, ką jūs moka daryti. Tai čia dar nebuvo užduotis? Ne. Galvoju, lengvai praslydom. Deja. Noriu paklausti pirmą, kiek mėgstat, gerai, ne kiek mėgstat šito dalyko, gal žmonės ne visi mėgsta, kiek žinot pasakas, aplamai. Žinot kažkokių pasakų? Pasakų? Jo, žinai, atmintinai nepapasakočiau, bet vaikystėj skaičiau savarankiškai. Yra labai graži tokia Tahiro Šacho knyga apie tai, kad kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo pasaką. O ta viena pasaka, kuri yra tavo pasaka. Ir ten, kad nesimuluočiau, bet man atrodo, kad ten tiesiog jis ir keliauja ieškodamas savo pasakos. Ten Maroke pas visokius būtent pasakotojus ir ieško savo, kuri yra jo pasaka. Tai pati idėja labai įdomi ir iš tikrųjų daug kas turi, sakykime, galbūt nėra net apie tai susimastę, bet yra mūsų gyvenimuose tos pasakos, kurios yra kažkokios, kur įstringa ir tu suvoki, kad blemba, jo, čia tavo pasaka. Nebūtinai apie tave, bet kažkas dėl ko kažkodėl jo įsiminė, surado kažkokį kabliuką. Šiaip pasakos yra žiauriai gerai. Aš labai mėgstu pasakas. Aš dar prieš kelis metus turėdavau tokį dalyką, kad aš neidavau miegot. Aš pasileisdavau pasakų rinkinį. Nice. Ir tiesiog man eidavo 2 valandas ten tos pasakos. Aš aišku ten užmigdavau per pusę minutės ten, kur kartą ten gyveno, jo, manęs nebėra. Tai žodžiu, žiūrėkit, dabar bus taip. Jūs gausite būdų po lapą, lapė bus 5 pasakos. Pasakos yra tokios: Eglė Žalčių karalienė, Raudonkepuraitė, Bjaurus Senčiukas, 3 paršeliai ir Snieguolė ir 7 štukai, man atrodo. Okay. Jūs turite išsirinkti vieną pasaką
turėsit raktinius žodžius ir turėsit papasakot pasaką repuodami. Ta pasaka jūs galite ją kraipyt. Jūs galite ją sekti, kaip jūs... Remiksuot. Jo, jūs jau galite daryti remixą. Tai dabar jūs turite išsirinkti pasaką vieną. Iš 5. Man kažkodėl 3 paršeliai prašosi, aš nežinau kodėl. Cause it's easy. Gal? Nu gerai, aš pasimsiu raudonkepuraitę tada. Cause it's easy. O kai tavęs paklausius, visi easy išskyrus Eglę Žalčių karalienę. Bet jūs seksit kartu vieną. What? Holy fuck, dude. Nu, Rokai, tada man labai įdomi tavo nuomonė. Ką jūs taip ilgai galvoja? Taigi promiksuosit. Komentatoriau. Just go with it. Tuoj bus 3 paršelis, kuris turės irgi. Va. Pasakyk skaičių nuo 1 iki 3. 3. Tai 3 paršeliai. Galima garsiau bišį? Say what? Lengvai apšilti, važiuojant po tiltu. Sveiki atvykę svečiai ir sveteliai, Jama ir Sanė ir 3 paršeliai. Sveiki atvykę, pasaką pasekti, išklausyti gali tekti ir tikiuosi, kad nenudegti. Įvykių vieta, pats tamsiausias miškas, 3 paršeliai, sotus, nei vienas nesubliškės. Įvykiai tik sukasi ir tai tik tai prasideda, čia 2 pasakoriai savo darbą įdeda. Jau, keitėsi laikai ir keitėsi ribos, niekados nesibaigė jam plytos, vienam šiaudai šiek tiek nestabiliai stovėjo, bet tarpusavį nesidalino jie idėjom. Nežinau iš tikrųjų dėl ko, gal buvo vienas kitas, ant kito piktas, bet žinau iš tikrųjų fošio prie trobelių vieną dieną pasirodė pilkas vilkas. Pasirodė pilkas alkanas, iš karto leidosi drąsiai į darbą, nes tikrai norėjo kiaulienos skonį pajusti. Ką mėgsta vilkas? Vilkas mėgsta pūsti. Kad suprastum taip ir nupūtė namus pirmuosius ir antrus išspardė visus uosius ir ąžuolus, visus eglišakius. Ir man atrodo jau visai paršam šikna čia bus. Bet jeigu 3 paršo čia nebūtų, tuomet ir vilkas jau paėdęs būtų sočių pilvu. Bet jeigu tu susiduri su vilku, svarbiausia, kad plytos neapviltų. Neapviltų ir kad tik sviltų malkos kamine. Tu dabar girdi mano pasąmonę, vilkas piktas, iltis kraujo neragavusios, galvoja kaip išsivadot pas jos, kaip patekti į plytų namelį, kur manęs nekvietė tie 3 paršai draugeliai. Vilką bando apgauti budrumas, paršelis šį kartą gelbsti atsargumas. Gelbsti atsargumas ir jį kaip samana tiesi į namą įlipusi per kaminą. Tikrais paršeliais suranda naują būdą, jis norėjo ragaut kiaulienos, paršai valgo vilko sriubą. Vilko sriuba, naujas būdas virti barbekiu. Vilko sriuba vidurį miško, vakarienė ko puikiausia, paršelių tų 3 jau. Ir tu supranti viena gesmė, jos išgelbėjo kas? Ištvermė. Visa tai buvo, kaip pasakėm, neprimelavom nieko. Ir žinai, kad viskas buvo tikra. Vilko sriuba arba vilko šašlyka. Skanauju užsigeltardamas bokalu kaip grafas. Čia nifnifas, nufnufas ir napafas. Kad pagautum viską iki galo, viskas pasaka tau jau nupinta ant stalo. Patikėk, šitai plėjasi freestars rimai. Jama Sanė, broli kaip broliai grimai. Broliai rimai, freestars. Asfaltas ir repas. Nice. Širdelė va jum į kamerą. Tai dar nelabai patenkinti buvo iš pradžių, mačiau. Ne, nu čia žinai. Čia jo. Visada būna, tipo, ble, tai ką dabar daryt? Bet tai that's the point. Tada pradedi daryti ir žiūrėk, pasidaro. Tai va, tai ką žinau, įsirašom dar tą freestylą.
Galim? Vis tiek važiuojam jau. Sveiki, čia repas, jums skamba iš idėjos. Važiuojame prastovo, parašyta ten Ikea. Ir mano repas tau šivrės šildo. Praktiškai kaip mano padelį šildo. Čia toks įdomus dalykas, heating up parašyta šildo. Padelį kaip aš šildau bytą. Elektronikos namuose jau per daug, tad atsisakysiu šito. Perdodu rimą toliau. Tu žinai, kad jie galės viską tiesiai iš galvos, tau supilti kaip pelės, judesiais, kairiu klavišu, tiesiai visados į galvą nešu, tarsi kulka kiekvieną savo mintį, kad galėtume užsikabinti, gimti iš naujo dar sykį, po vieno frago respawnų. Kambarys ponų pilnas, bet jau šis automobilis, minties gylis, nepamatuotas, nežinau, kad vėliai viskas sukasi ir kiekvienai detalė, jeigu dar neįsidėjai čia į galvą galim. Dar sykį, viską tau sudėt, viską išsukti iki galo, pakalbėt, man atrodo, kad kai ponų pilnas kambarys, net repuojančius turim ne du, turime trys. Turime trys, viskas čia gerai ir tu supranti. Šiandien čia kalėdos ir tu gi mane kandi. Laikas toks, kad supranti, kas ką duria. Ant galvos užsidedu kalėdinę kepurę, kad nuotaika paskaidrintų. Nebuvo šiemet sniego, bet žinai, šiandieną jo kalėdos lyg ir buvo nieko. Viskas čia gerai, norėčiau, kad sane pratestų. Žinai, šiandieną reikia, kad visi užtestų. Sane nestabdo, duokit man į ranką daiktą. Pasiemu mikrofo, rankos nepalaiko. Bairiai, paprasti, bet firminiai. Aš filmuoju dabar šitą kamerą filminę. Nuotaikos paprastos kaip nuotraukos. Visiškai tiesiogiai tau į šitą eterį. Žiūriu ne į tą kamerą, turėčiau žiūrėti šitą. Nuotraukytę ant šio byto. Laikas tęsti, mes niekad nestabdom. Kaip prie maiko visados raimus galandom. Ir net nebandom kažkur nusukti kairę. Nebent tada, kai susisukame žvairį. Susisuk žvairį ir jeigu galėsit ar tęsti, mes pradėsime švęsti. Šitaip pat ir būna, šitaip keista, bet jeigu tęsime saugumą savo pamiršę, gale pats diržo neprisisegęs, bet jeigu viską tau tiesiai sudėlioti į akį savo metu, visados į priekį judu, šitiek dalykų keistų, aš kaip iš Žionžių atsigabenu, tau šitą kaukę iš Pietų Korėjos, ne to visi tikėjos, bet liejos, žodžiai šitaip paprastai ir jeigu man atrodo tu dar nesusimastai, mes viską galim sudėlioti tau galvon, kas būn, tau apkalta kaip prezidentui, ir žinai, kad kaip Kim Jong-unas visus reperius siūsčiau į savo šalį, būčiau diktatorius, be jokio gailesčio, susimildamas, kai aš freestylinu, tu nutildamas viską, turi stebėti ir į galvą susidėti, viskas, kuriam iš jūsų žodį perduoti priekį. Perduokit man, duokit man į ranką baksų, būtum nubaustas, kai buvo paksas, visa dėžutė, mano rankoj krūta, čiagi saldainė, jos pagamino rūtą, linkėjimai visom rūto, mūsų maršrutai sukasi va taip, paprastai, bet drūtai, juoko, pilni plaučiai ir neapgaučiau, jeigu pasakyčiau, kad šitą mes darom veltui, visados pramogas susikūrėme patys, pasitinkame dabar metus gyvatės, išsišiepę, čia dabar 3 ponai, išlydėjome roko metus, tai metai drakono. Metai drakono ir vėl prie mikrofono, praleisti neieškant šono, neieškant kur nusukti akis. Metai drakono, nors dabar jau praeitis, bet ir metai gyvatės, akis pačios pamatė, savo viską kas statė, galvose tau pasakė, juk viską tiesiai dėliojo ir jokio melo nebuvo, ir vėl jie triselingavo, ir vėl žodžiai liežuvio buvo pinami, dedami, supinami į vieną kasą, kam dar neaišku, mes leidžiamės į trasą, jau viskas sudėliota, prakaitas šaltas, su jumis buvo repas ir asfaltas. Nice, gražu labai. Labai smagiai. Reikėjo šitą, žinai. Ne veltui tą kuprinę krovį.